Kas yra? Ką tu nori daryti dabar? Tai sveiki sveikučiai, sveikinamės iš Naujosios Zelandijos, vėjuotos Naujosios Zelandijos, ne tokios šiltos kaip Singapūras, bet nieko tokio. Jau yra antroji savaitė, kaip esame Naujojoje Zelandijoje. Per pirmą savaitę mums pavyko atsidaryti banko sąskaitą, gauti draudimo numerį, kas jau mums leis dirbti šioje šalyje. Tai va, o kol darbo neturim, maklinėjam, benzinėjam, vaikštom po salą ir dabar esam atvykę į vietovę, kuri vadinasi Red Rocks. Aišku, galėjom pasirinkti geresnę dieną atvažiuoti, nes yra ir debesuota, ir lyja. Šiuo metu yra viskas nustoja, tai viskas tvarkoja. O esam atvažiavę į Red Rocks todėl, nes čia yra du dalykai. Raudonos uolos, kas yra jau reta, ir gali pamatyti vieną kitą ruoniuką. Ar mums pavyks, sužinosime, kai ten nukaksime. Kažkur ten. Pučia vėjukas. Kaip to atrodė? Pučia vėjukas? Pučia. Tas nusivylimo žvilgsnis. Labai gražu. Kaip kad Gintarė ir sakė, kad vaizdai nerealiai gražus. Net bijom atgal atsisukti. Nes atsisukam atgal, mes tada sustojam, nes, vaizdeliai, žiūrėkit. Ir jūs norit pasakyti, čia ir normalu. Nėra normalu. Tai dėl to ir einam pusvalandį kelio, jau 2 valanda.
dar kitą vietą. Red Rocks jau pamatėm. Dabar einam pažiūrėti, ar mes turim kokį šansą, kokią galimybę pamatyti ruoniuką ar ne. Tikėkimės, kad pamatysim. Pagal visą idėją turėtų mašinos užvažiuoti, bet ar joms pavyks užvažiuoti? Kas yra? Kas? Nu. Nu štai ir pamatėm vieną ruoniuką. Bent jau vieną tikrai. Čia bachuriukai šaunuoliai įvažiavo į tokį kalniuką. Tu savo vaikinę galvojai. Tai va, pasiekėm savo kelionės tikslą, pamatėm tiek raudonasis uolas, pamatėm ir ruonius, ir net ne vieną, o visus tris, tai esam labai laimingi. Taip, tai bandysim dabar sėkmingai grįžti namo per pusvalandį, ne per 3 valandas, kaip dasigavom iki šios vietos. Tai šį kartą tiek iš mūsų, palaikinkit, paprenumeruokit šitą kanalą ir susitiksime kitose video. Bye!